Šiandien Latvija ir Lietuva, Estija yra įžeistos Sovietų sąjungos. Sovietmečiu buvo pastatyta tūkstančiai kaimo mokyklų, kompozitorių sąjunga, teatrai, kino studijos, poezijos žurnalai, nieko, nėra literatūros, poezijos, nieko. Čia aklai mėgdžiojami vakarai ir jie čia taip pat yra šūdas. Klausyk, aš nuoširdžiai nustebau čia pamačiusi interviu su Reimendu Paulsu, kuris labai aršiai apgulė merginą žurnalistę, sakydamas, ką tu turi prieš latvių šaulius. Jie buvo, ir ji atsisakė tuo patikėti, nes Latvija yra suvereni demokratinė valstybė, kuri stoja į Europos sąjungą. Čia yra keletas latvių šaulių, kurie pastatė sovietų valdžią. Ir Paulas pasakė, patikėk manimi. Jie buvo ir buvo griežčiausia, negailestingiausia ir stipriausia, tarkime, to meto sovietų valdžios tvirtovė. Leninskaja. Leninskas, taip, tai yra, net ir dabar Baltijos jūroje. Ir mergina su džiaugsmu pasakė, aš skaitau, noriu sužinoti apie savo šalį. Ji negerbė. Latvijoje to nebebus. Suomijoje ji gerbiama. Suomijoje neseniai koncertavau Lenino kultūros namuose. Ir yra paminklas Leninui. Teisingai, jie dėkingi Leninui. Nepriklausomybę jie įgijo Lenino dėka. Latvija, Lietuva ir Estija gavo Leniną sovietų valdžios dėka. Ne pirmas kartas gyvenime yra nepriklausomas. Latvija niekada, Lietuva, Estija, tai visada buvo švedai, vokiečiai, rusų teritorijos. Bet jie viską perbraukė. Lietuva šiandien. Jis visą laiką puola į Rusiją. Ryte vaikštau netoliese esančiame parke. Štai ateina mūsų ponė, tokia žavinga moteris su šunimi po pažastimi. Ši mažutė. Į vabzdžius panašus šunys yra tokie, siaubingai tokie, kaip raumeningas šnipštukas. Ir jis eina į prog. Berniukas bėga, o tankas yra jo žinioje. Bliksteli. Tankas užagė. Tai šuo, lojantis jam iš po rankos ir atrodo kaip sarginis šuo. Ir staiga šeimininkas nuleidžia ją ant žemės, o ji paspaudžia uodegą ir nutyla. Ji išsigando. Ji neturi apsaugos. Ši Lietuva yra jos krūtinėje. Ji gali loti tol, kol jaučiasi savo krūtinėje. Tačiau kai jie įgyja tikrą nepriklausomybę, o ne akimirksniu užsidaro. Štai kodėl jie sujaukia istoriją, nes sako, ir Ukraina taip pat. Lietuvos, Lenkijos kunigaikštystė. Labai mažai žmonių žino, kodėl jis susiformavo ir buvo toks stiprus. Tai yra prarastos žinios. Faktas yra tas, kad kai totoriai mongolai atvyko į Rusiją, daugelis Rusijos kunigaikščių išvyko į vakarus, o Lietuvą įkūręs Gediminas buvo didis Rusijos kunigaikštis. Net pati pavardė Gediminas yra rusiška pavardė, bet mums tiesiog nereikia apie tai kalbėti. Iš nuodėmės. Gediminas tai mums pridėjo vėliau. Visai kaip šis Izraelio ministras pirmininkas. O ir Netanjahu. Ant Tanjahu ir Latvijoje jis yra ant Tanjahus. Taip pat ir Gediminas. Dauguma didžiąją Lenkijos ir Lietuvos sandraugą įkūrusių kunigaikščių buvo rusai. Atsiskyrė nuo mongolų totorių. Dėl to ir susiformavo tokia stipri valdžia. Ir tada lietuviai tuo metu tikrai neatsiskyrė nuo rusų. Būdami kryžiuočiais ir pasivadinę naujų kalavijuočių ordinų, jie vėl atėjo mūsų išlepinti. Lietuviai ir rusai susijungė su totoriais ir amžiams nugalėjo būsimas NATO nares. Šitas kalias, niekšus. Klausykite, tada mes turėjome ryškų internacionalizmą. Žinoma, Grunovico mūšis. Žinoma, tai nebuvo Kremliaus nurodymų. Paminėjote Suomiją ir dėkingumą Leninui. Ir dėl viso to paskutiniai mūsų paminėjimai apie Suomiją yra naujiena. Tai atminimo lenta Mannerheimui Sankt Peterburge. Vėl priešiškumas. Kodėl jie tai daro? Kam tai naudinga? Tai atneša pinigų. Lengva užsidirbti pinigų iš ginčių. Pelnas. Kai yra ribos, kai gali skirstytis, nutraukti finansinės grandines, skirti pinigų daugiau, bet tik labai gabūs gali užsidirbti iš draugystės. O tokių pasaulyje dar mažai. Kas tave erzina šiuolaikinėje televizijoje? O gal tokio dalyko nėra? Visi. Beveik viskas.
Visų pirma, naujienos mus visą laiką gąsdina. Nes žmogus iš baimės tampa vergu. Tada lengviau nuvaryti jį prie teisingos balsadėžės už teisingą balsavimą. Lengviau koduoti. Tačiau tai vyksta ne tik čia, bet ir visame pasaulyje. Be to, mes dar netaip visko bijome kaip vakarai. Galų gale, kas yra tie anglosaksai, kurie primeta savo požiūrį? Britai gyveno savo salose. Ūkininkai, labai panašūs į mus, protoslavus. Todėl mūsų kalba vis dar labai panaši. Šakninis pagrindas. Keltai yra gana karingos tautos, taip pat artimos mums, po to, kai Cezaris juos nugalėjo. Moterys buvo prievartaujamos, vyrai žudomi, o pirmasis baimės genas įsiskverbė į būsimus anglus. Po 700 mečių anglosaksus pakeitė vokiečiai. Moterys buvo išprievartautos ir jie atsinešė antrąją baimės lygį. Antroji baimės rūšis – baimės virpulys. Tada atėjo skandinavai, normanai ir vikingai. Trečiasis baimės genas. Tada atėjo normanai, Viljamas užkariautojas. O dabartiniai anglai yra tie, kurie viduramžiais buvo išprievartauti 4 kartus. Vietiniai gyventojai. Pažiūrėkit į juos, tikrai visi bijo už juos, kaip ir dėl Karlsono uogienės. Jiems reikia Rusijos, kad išsigąstų, be jos neveikia jų kraujotaka. Taigi, kas yra agresyvus žmogus? Tai visų pirma bailys, kuris išsigando savęs. Amerikiečiai kilę iš anglosaksų kilmės. Jie bijo zombių. Jie turi parduotuvių, kuriuose parduodami ginklai nuo zombių. Na, kas Rusijoje bijo zombių? Ateidavo ir pas mus, bet mes visada spyrėme į užpakalį, ir jie išeidavo. Ir ten jie liko. Tada mums sunkiau išgąsdinti. Bet vis tiek mes bijome žiūrėdami televizorių. Pasauliečio lygmeniu. Bet taip, kad oi, dabar ateis Rusija ir užkariaus mus, kaip Britai ją atims, arba kaip Latviai tiki, kad Rusija atims iš jų Latviją dabar. Rytoj. Pskovo divizija. Mes vis dar to neturime. Ten esantis naikintuvo pilotas jį atėmė iš mūsų ir nuskrido iki Natovskio 7 metrų aukštyje. Bet pagal jų nurodymus tai neleidžiama. Jis įsigando ir 3 dienas gydėsi pas psichologą. Jie neturi pakankamai psichologų, kad galėtų su mumis kovoti. O be to, tikrai tikiu, kad jeigu mūsų Šoigu mūsų pėstininkams bus padovanoti zombių kostiumai, o jie iš apkasų tryps amerikiečius, karo nebebus. Jie visi turės būti gydomi. Apskritai aš manau, kad žodžio laisvė yra labai veidmainiška ir toli menanti sąvoka. Demokratams ši koncepcija reikalinga, nes bet kokiu atveju demokratija yra prekybininkų galia. Jie turi užčiaupti žmonėms burną kokią nors gerą frazę. Ir taip kvaili amerikiečiai buvo visam laikui nutildyti. Jie mano, kad dėl to, kad turi žodžio laisvę, jie yra laisvi žmonės. Tai didelis skirtumas. Beje, Rusijoje turime daug daugiau žodžio laisvės nei bet kurioje kitoje šalyje. Latvijoje pabandyk juokauti apie valdžią, apie Europos Sąjungą, kaip aš čia juokauju apie, tarkime, mūsų valdžią. Visi. Jūs tuoj pat būsite nuvežtas į policiją, nes esate terorizmo bendrininkas. Buvo tokie įstatymai, kad kiekvienas, kuris juokauja apie valdžią, gali būti prilyginamas teroristams. Žiūrėk, Gazmanovas nebuvo įleistas dėl savo dainų, o mes turime šitų ukrainiečių stand-up komikų. Ateikite ir dirbkite, nebent pati publika jūs užmuštų scenoje. Tai viskas. Ir niekas man niekada nesakė. Be to, turiu programą Humorfilm, ne formato su Michailu Zadornovu. 2 valandos gyvai. Sakau, ką noriu. Ir niekas niekada nekomentavo, net humoro savininkams. Velniškai protingas yra išsireiškimas, bet velniškai šilto širdies negalima pasakyti. Žmonės visada yra tikslus. Mes egzistavome ne tiek pagal velnius, kiek vakarų civilizacijos. Jie visada protingesni už mus, racionalesni už mus, bet visada ateina į mūsų kraštą, kalytės. O mes vadinami agresoriais. Pavyzdžiui, jei nebūtume atėję, jūs būtumėte atėję pas mus. Normalu, kad toks vaizdas visada yra. Jie, logika, tai vyksta tūkstančius, daugiau nei 1000 metų. Švedai, kiek kartų vokiečiai.
Prancūzai, viskas pas mus ateina pagal tavo programos pavadinimą. Juk tikėti galima tik Rusija, o iš tiesų tikėti, nes žodis tikėjimas mūsų senojoje kalboje reiškia pažinimas, saulės šviesos pažinimas. Ir rusų kalboje yra dar vienas žodis, kurio vakarų kalbose nėra – saulė. Štai ir švelnumas gamtai. Jo negalima išversti į anglų kalbą, bet kaip su jais. Taip, jie gyvena be saulės. Daugiau saulės mums visiems. Labai ačiū. Tegul mūsų idėjos skleidžiasi.